Sveiki atvykę į šį vaizdo kanalą. Šis vaizdo kanalas Jėzaus širdis laukia jūsų dovanų ir dovanoja jums dangiškus meilės laiškus, kuriuos mums tada ir dabar siuntė mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir švenčiausiosios mergelės Marijos, kad galėtume tinkamai pasiruošti jo dangiškoms vestuvėms. Avinėlio Dievas, šiandien pristatome Dievo žodį, pasakytą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Rumunijos naujajame Jeruzalės vienuolyne. Dievo žodis apie tūkstantmetę karalystę. Tekstų iš Dievo žodžio rinktinė šią temą. Noriu sujungti tave su tavo pradžia, sūnau, kad neliktum pabaigai. Noriu sugrąžinti jūs į pradžią, kad čia gyvybės medis, kuris buvo danguje. Edeno rojuje buvo vienintelis iš dangaus medžių, kuris nedavė vaisių, jis buvo šalia gėrio ir blogio pažinimo medžio, bet gyvybės medis neturėjo vaisių, nes jei turėjo, žmogus paėmė ir iš to, nes žmogus neklausė. Kad nepaėmė ir kad jis nemirė, todėl žmogus buvo išvestas, kad vaisiaus metu jis neištiestų rankos ir nenuskintų vaisiaus neužsikęs. Kad nepaimtų ir amžinai negyventų danguje nepaklusdamas. Ir vyras vėl buvo pasodintas ant žemės, jis šovė į žemę ir grįžo į žemę. Bet aš buvau gyvybės medis, vaisius daviau prieš 2000 metų ir aš buvau vartai į gyvybės medį. Aš buvau gyvybės medis, taip pat buvau durys į gyvybės medį. Prisikėliau ir surišau velnią 1000 metų ir viešpatavau savo karalystėje. Bet jūs nesuprantate, kaip tai buvo, kad žmogus, kuris garbino Liuciferį, kuris privertė mano karalystės sūnus, privertė tą, kuris tiki Kristumi, nusilenkti žmogaus sukurtam žvėriui, o jei jis negarbino žvėries, jis buvo nukankintas dėl Kristaus liudijimo, nes aš karaliavau man ištikimuose ir nugalėjau per kraują, pralietą mano vardu ir už savo liudijimą, ir prikėliau minias į tikėjimą, karaliavau ir pašventinau žemę, o velnias buvo surištas. Kas gerai girdi, tegul supranta, nes velnias nenugalėjo mano krikščionių, mano karalystės sūnų, kuriems aš viešpatavau. Ir štai, tėve, koks tu svetimas pradžioje, o pabaigoje krikščionis. Kad po to, kai jie visi nugalėjo nuo tų laikų, kol buvo surištas velnias, tada aš juos visus pakėliau, kad karaliautų su manimi 1000 metų, ir tai yra tie, kurie šiandien jums padeda, pabaigos žmonės. Tai yra mano bažnyčia nuo pat pradžių, pirmoji, bet čia, ta pabaiga, padedama tiek daug šventųjų kankinių, kurie iškilo ir viešpatavo, dirbdami valdžioje, leidosi viliojami velnio, to, kuris buvo pamestas. Praėjo nedaug laiko ir klaidos sėkla pateko į tikinčiuosius, nes paslėptas velnio veidas išliko žmonių mintise ir avys buvo atskirtos nuo ožkų, o avių liko nedaug, jos tapo ožiais ir pasirinko į dešinę ir į kairę. Bet klajojantis vilkas visada ieškojo avių, nes jų buvo nedaug, ir jis kėlė baimę avims ir avių piemenims, o avys nesimušė ir nepažadino piemenų, ir jie pradėjo slėptis kalvose ir kalnuose, kol nebežinojo kelio į Arklidę. Ir štai bažnyčia pabaigoje nuo pat pradžių buvo svetima, nes avis neganė žinomos ganyklos ir išmoko klajoti be piemens, o avis pabaigoje nebepažįsta manęs, jos nebepažįsta ganytojo. Balsas. Ir ką Dievas būtų padaręs, jei ne tai, kas parašyta, kad pradėtų trimituoti ir skelbtų jaunikio atėjimo kelią pas nuotaką, į jo bažnyčią. Bet trimitui skambant Gogas ir Magogas taip pat gavo velnio paleidimą, kad pripildytų savo klaidos taurę ir tada būtų sunaikinti ugnies. Nužengusios iš dangaus, Dievo dvasios, išvalys nedorybę nuo žemės. Štai ir baigėsi ši dieviškoji savaitė, kurios viduryje trimitavo sandora dėl Dievo slėpinio pabaigos ir aukos nutraukimo, bei viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir pasiruošimo atėjimui. O jei aš atėjau, viskas sustojo, jei aš ateičiau, o tada dirbau, kad atsikratyčiau to, ko liko atsikratyti, todėl tada sakiau, kad karalių sostas buvo paimtas iš žemės, o tie, kurie nori karaliauti, stovėti kaip viešpats ant kryžiaus, o ne kitaip. Ir iš kur? Kad imperatoriai nieko nežinojo ir liko savo vietoje. Bet tie neturi mano karalystės, jie turi savo, ir nieko nelieka atidarant knygas, kurios bus skaitomos. Kaip sakiau šiai tautai, nes aš jiems taip sakiau ir seniai sakiau, mano tautos vaikai, dar šiek tiek laiko mes paspaudsime ranką ir skaitysime šios dienos pranašystės knygą, nuo pradžios iki pabaigos, prieš tūkstančius ir milijonus būtybių. Ir aš pasakiau, didžiulė bus ta diena, kai aš, viešpats, pranašausiu daugeliui tautų ir bus vėl pastatyta pirmoji bažnyčia.
Ir štai Gogas ir Magogas gieda, šaukia ir raitosi, o velnias siautėja kaip niekad anksčiau, o netikras pranašas mato savo melą, nes amžiai yra mano tėvo rankose, ir jis nėra išmintingas tai žinoti. Nei pranašai nesuprato, ką rašo, nei toli esantys, nei šalia esantys, jie stovi ir žiūri iš dangaus ir nesupranta. Kaip tai ateina, nes štai žemėje atsiskleidžia paslaptys, o dangus ir Jeruzalė sėdi priimk tuos, kurie ateis į šventę tos dienos, kai ši knyga bus atversta ir iš jos perskaitoma, o dideli ir maži mirusieji stovės priešais ją. O melagiams bus atidarytas ugnies ežeras, antrajam mirtis. Mano tautos vaikai, kilkite ir išmokite šią pamoką, kad žinotumėte, kaip reikia laukti mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžiaus gyvenimo. Visi sako, kad viešpats yra melagis per savo pranašus, bet taip nėra. Pasaulis nesupranta, kad paskelbiau savo karalystę ir nesupranta, nebent pažvelgtų į pradžią. Ir štai mirusieji prisikels, bet sakau jums, kad jie taip pat prisikėlė. Ir pasaulis neturės akių, kad matytų, nes pasaulio akys saugomos, kad matytų. Tai šios dienos pranešimo pabaiga, te laimina jūs Dievas ir tegul esate šalia savo švenčiausios širdies. Amen.